Volia! Mes vėl sandėlyje. Sveiki žiūrovai, mes vėl sandėlyje. Turime čia reikalų. Prasidėjo geri orai, prasidės ir važinėjimai. O ką mes šiandien turim? Mes šiandien turim rimtą pasiruošimą kelioniai. Važiuosime į Latviją. O kas Latvijoje? O Latvijoje rimtas renginys. Kasmet organizuoja Latvijai renginuką tik BMW E30. Jau čia kaip ir gavosi tradicija mum su draugais nuvažiuoti tenai apsilankyti. Renginys jau keletą metų iš eilės vyksta toj pačioj vietoje pagrindinis. Tai Bikerniki trasoje. Ten jie prisigalvoja visokių pramogų, drift, drag race. Žodžiu, jie mėgsta pajudėti tokiu ritmu. O toliau after party. Žodžiu, daug bus automobilių. Planuojama, kad bus virš 100 huligankių. Iš Lietuvos nežinau, kiek žmonių važiuos, bet kiek girdėjau, tai nemažai iš tikrųjų. Tai va tokie reikalai. Apsilankysime tenai. Bet prieš tai mums reikia pasiruošti automobilį. Tokie reikalai. Dar noriu Jums padėkoti, kad žiūrite, nepamirštate. Aš žinau, ko Jūs laukiate. Jūs laukiate šito. Kaip ir praeitam epizode rodžiau, kaip įsidėti vadinamą gumą priekinio lango, bet išduosiu vieną paslaptį. M3 modelis huligankį turėjo tik tai įklijuojamą priekinį stiklą ir galinį. Tai va, vienas iš skirtumų, bet apie tai vėliau. Žodžiu, kiti reikalai pas mus dabar. Taip pat turime tokį kaip ir dar vieną projektėlį ir nusprendžiau šį turbūt tiesiog epizodais sukapot. Grįžta pas mus huligankė ir su ją darysime kažką kitaip, neoriginaliai, žodžiu. Bus daug epizodų, manau. Parodysiu, tiesiog išskirsiu tą huligankę. Ir mes ją darysim kažkaip kitaip. Turlinguosim, spydysim, dėsim svapus, ten žodžiu, aistė, viskas. Tai va, o ką toliau šiandien? Šiandien parodysiu, kaip reikia pasiruošti su sena mašina, automobiliu, ar huligankė, ar Audi, ar Volkswagen, žodžiu, važiuoti į ilgą kelionę. Taip, ką mes turime turėti, bet pamiršau paminėti, su ko mes važiuosime. O mes turime baltį. Kažkada šį buvau rodęs jums. Tai yra 325. Pernai metų mano projektas, aš jį susirinkęs. Jisai su labai reta Brighton apdaila, Zenderio ratukais plitais. Aš jį kažkuriam epizode rodžiau, kažkiek pasakojau. Kas nematėt, galit susirast. Turbūt čia pats iš pirmas ar antras epizodas, neatsimenu, bet apie šitą huligankę dar pakalbėsim. Tikrai geras modelis, gera komplektacija, truputį tuningo to laikmečio ir visai geras projektėlis. Tai ką, traukiu lauk, truputį pasižiūrėsime apie jį. This house.
Tai kaip ir minėjau, tai yra 325 modeliukas, pilnai perdažytas, važiuoklė pilnai perrinkta, į variklį yra nelysta, ten kita tema bus. Tiesiog persiūtas salonas, jis originaliai buvo ir yra 325, turi kondicionierių, sport size, vadinamą tą sportinį saloną interjerą, persiūtas jisai irgi pilnai restoj, taip ir sužemintas, uždėti tvarkingi ratukai zenderio, splitukai ir viskas tiesiog projektėlis padarytas. Aišku, Brightono daila, jinai labai reta ir man tiesiog jinai, graži, žiauriai graži ir tinka. Tai va, tokie reikalai. O dabar einame prie kelionės pasiruošimo rinkinio. Aš jį vadinu išgyvenimo rinkinys. Išgyvenimo. Ką svarbiausiai pasiimu su savim važiuodamas į ilgesnę kelionę. Aišku, aš apie tai jau buvau kažkada gal ir kalbėjęs porą kartų, bet priminsiu, kas yra svarbiausia pasiimti. Tai va, žiūrim. Na va, vienas iš pagrindinių dalykų, aišku, tai yra, reikia turėti visada su savimi įrankių komplektą. Įrankių komplektas pas mane yra labai nemažos komplektacijos. Įrankių komplektas nemažos komplektacijos. Realiai yra viskas, ko reikia. Visos galvutės, paprasti raktai, žodžiu, ir terkšlės. Toliau. Jeigu žiūrint plačiau, pasidėliojau viską. Žodžiu, taip. Aišku, čia juokingai skamba pumpa. Vandens pumpa yra. Ją pasikeist galima ir ant gatvės. Žodžiu, aš viską įsidėjęs, ką gali pasitvarkyti ant gatvės. Tiesiog. Dirželis labai svarbu, kuris suka ten generatorių, pumpa vandens. Toliau turiu čia kuro slėgio reguliatorių, bet jis realiai, iš dalies reikalingas. Generatoriaus angliukai vadinami. Kas čia žino? Toliau, kas iš elektronikos, skrėjiko. Irgi, kas čia žino? Reikia turėti bent kokį laidą, jei pramušinėtų. Patirtis rodo, kad turėjau jo gedimų su sankabos cilindriuku. Dabar jau visada jo šį turiu prie savęs. Taip pat žarnukė. Prie jo tokia su keistu vamsduku užlenktu. Kuro siurbliukas. Čia aišku yra ne šito modelio siaurostopio. Čia neišsikomplektuoju, žodžiu, aš komplektacijos dedu ir į siaurostopį, ir į plačiastopį vadinamą. Visų rūšių šlangučių bent po vieną stabdžių. Aišku, visokių storių kuro šlangučių, aušinimo žarna einamiausia. Toliau esu pasidaręs biškį ilgesnį stabdžio vamsduką. Kas čia žino, gal magistraliai pratruks ar kažkas. Kas čia žino? Visokių atvejų buvę čia mums kelionėse. Grįžęs aš ir be sankabos pedalo. Beje, iš Latvijos. Tai dabar, žodžiu, visas renginys turi būti vietoj. Tai va. O ką daugiau, aišku, galima ten kokį starterį dar įsimest, bet starteris nėra toks labai svarbus, galima ir užstumt automobilį. O toliau ką? Toliau, jei variklis užkals, jau kitaip nebus, jau grįšim ant ralų. Tokia situacija, aišku, ten damkratai, zapaskiai, šniūras vilkimo. Ir geriausia, kai važiuoju dviese, ne vienas, tada ramiau gyvent būna. Tai va tokie reikalai. Mūsų kelionės komplektukas yra jau kaip ir sudėliotas. Viską susikrausim į bagažniką, susirinksim palapines, šmutkės, šunis, vaikus ir lėkiam į Latviją. Susitinkame rytoj.
atvažiuoja kolega, minsime dviese, kiti draugai atvažiuos kitą dieną, mes iš anksčiau truputį išvažiuojam, dar biškai pablūdysim Latvijoje. Tai va tokie reikalai, ką, iki ryt. Beje, nepamirškite suskraibinti, nes aš matau, jums reikia primint. Primenu ir suskraibinat, neprimenu, nesuskraibinat, žodžiu. Suskraibinam, like, komentarų, kas kažkokių klausimų turi, klauskit, o dabar ruošiamės išvažiavimui. Na ką, hebrytė, šiandien paskutinį valandą jau prieš išvažiavimą, dar truputį apsižiūrau chuligankę. Čia buvo truputį niuansų, žodžiu su ją, man, kaip sakant, Rubina liečia vieną arką. Žodžiu, staigiau įsibėgėjus per duobes, bum, bet tik dešinę pusę, nežinau, čia daugumos chuligankių taip yra, tik dešinę pusę ir liečia. Tai va, tai žodžiu, įkišau tas vadinamas gumas po įsprenzinas, gal tiek nerubins, nelies. Aišku, per duobes gerai susibavus visko būna. Tai va tokie reikalai. O daugiau kas dar? Truputį laša tepalas iš reduktoriaus, bet tai čia, manau, ne problema, ten lašas į dieną, viskas, žodžiu, kaip ir gerai. Ką, toliau kraunu tašes ir laukiam kolegos ir lekiam. Įsigelbėjimų paruoštas. Kaip sakiau, pasakojau, įsigelbėjimų rinkinukas dedam į bagažinę. Toliau kas kosmetiniai, bet čia visko neimsim, truputį kažką. Ir viskas, ką, važiuojam ant kiemo kraut skudurus. Tai va, tokie reikalai. Judam. Ką, hebrytė, judam į Latviją, į renginuką, stabtelėjom truputį pavalgyti, susitikom mergą, kolegą, judam dviem mašinom. Žodžiu, kelias dar tolimas, darysim vieną pertrauką, pailsėsim, labai neskubam, mėgaujamės važiavimu, žodžiu, stabtelėjom pavalgyti. Taip, mėgaujamės važiavimu pačiu, dar ten pralėkė lenkučių. Jo, ką tik pralėkė kolegos, kaip sakant, chuligankių broliai. Kolegos Lenkai. Lenkai, jie turbūt pirmesni nori būti, jo. Tai va. Gal pasivysimės jūs, ne? Manau, gal važiai dar varinės. O, driftinis koksai. Čia bliama bus griežtų. Bus griežtų, jo. Jie žiūrėjau, kokį snoriuką mačiau Lenkų, tai kokie 8, gal 7 ten jie ištaigyti. Čia tik ir pravažiuojam. Važiuojam daugiau čia nuvažiuojam. Viskas, ką ryte einam. Gerai, Tiesiai botą einam.
Tai va, sveiki, hebrytė. Atėjom į muziejų. Važiuojam dar į renginį. Žodžiu, pernakvojom tokiam viešbutukį ir yra muziejus čia. Muziejus yra. Tai va, po biškį žiūrinėjom ir jums parodysim kažką biskį. Tai va, judam.
Então ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão, pesadão, pesadão. O bonde tá pesadão, pesadão, pesadão.
chebrytė, viskas. Kraunamės daiktus į mašinas. Baliai baigti. Žodžiu, atšventėm su vyrais Latviais šitą festivalį ir judam namo. Na ką, draugai, grįžome iš renginuko, iš Latvijos, kelionė praėjo puikiai, pavargimas yra, kelionė gan tolima, sudeginom gerą baką kuro, pamatėme daug chuligankių. Ačiū Jums, kad žiūrite, susitiksime kitame epizode.